Sveiki, čia esu Ešlė, aš Kaspinėlė ir šiandieną mes filmuosim, kaip vaivorykštė sakė per praeitą video, kad tipo bus LPS filmukai, tai mes šiandieną filmuosime šį filmuką Mokykla pirma dalis. Ir žodžiu, kad jums nuobodu žiūrėti, ką aš čia kalbu, tai tiesiog prasukit arba neprasukit, nes šis pokalbis yra žiauriai mažas. Ir nekreipkit dėmesio į pašalinius garsus, nes jie, žodžiu. Tai gerai, pradėkime žiūrėti. Gerai, mokiniai. Šiandieną įsitraukite lietuvių diktantą. Atleiskite, kai ką prisiminiau. Ar visi mokiniai? Ne. Ko nėra? Povės. Taip, popės. Ai, vėlai vėluoja. Kodėl visi už durų šaukia mano vardą? Todėl, nes tu pastoviai vėluoji, tuoj pat eik sėsti savo vietą. Norėtum. Ach, tu pikčiurna dar čia guldi kaip išprotėjusi. Nesėsi aš į savo vietą. Pasirinksiu naują vietą. Taip kalbėti su mokytoja. Kaip noriu, taip ir kalbu. Ko čia man tu aiškini? Eik į savo vietą, kitaip pakviesime direktorių. Direktorius. Ojojoj, kaip išsigandau. Gerai, dabar tiesiog eik į savo vietą, o po pamokų tu būsi pas direktorių 3 valandas. Ojojoj. Kaip aš išsigandau, net nukritau. Eisiu, tik turėsi man sumokėti. Viską pasakysiu direktoriui, tiesiog viską. Gerai. Aš turiu eiti svarbių reikalų, tai bus kelios minutės, kažkur 2. Tai labai greitai, bet už tylumą bus atsakinga Lesė. Gerai? Gerai. Tai aš greičiau gal išeisiu, nes greičiau tuomet pareisiu ir po to pasakysiu, kas išdikavo. Gerai, aš jau eisiu. Visi dėl tylos. Mokytojas sakė, kad reikia būti tyliai, nes tuomet aš viską pasakysiu mokytojai ir tada jums bus labai blogai. Klausyk tu, mažvaike, ką čia man aiškini? Visa klasė nori dūkti, ar ne? Ei, klausyk, mokytoja buvo liepusi. Taip, ką čia darai? Eik į savo vietą. Mes tikrai pasakysim mokytojai. Jūs kvaili, turbūt nesuprantat, kas yra būti populiariausiai mokyklos žvaigždė. Gali daryti, ką nori. To jau pat eik į savo vietą. Tu mažvaikė. Neaiškink tu čia man. Aš viską pasakysiu mokytojai. Jetus, kaip įsigandau. Viskas apsiverksiu. Tai jau pat dink man iš akių. Dabar aš čia vadovausiu, kol tos kvailas starulės nėra. Eik, tu žinai kur. Visi mokiniai laukite tyliai, mes viską pasakysim tikrai. Taip, pasakyk. Tas bus žymiai geriau. Jo, tai mokytoja juk ateis. Jūs jau tokius pokalbius šneka. Jetus. Sveiki, mokiniai, čia esu aš mokytoja ir šiandien padarysiu diktantą.
Fui, niekada mokysiu šitoj kvailoj mokykloje. O dabar tiesiog dinkit man iš akių. Gerai. Kas čia vyksta? Lese, gal gali paaiškinti, čia ne aš kalta į mane stumė jau kokį 5 kartą ir dar čia reikia mokyklos. Ne, Lesė, baig meluot. Ne, tikrai, visi gali patvirtinti. Taip, tikrai. Mes niekada nemeluojam. Viskas dabar tave tikrai nuvesi pas direktorių. Ne, taip, tiesiog eik greičiau. Taigi tuomet sėsk į savo vietą. Gerai. Po pamokų tau tikrai bus direktorius ir pakviesime tavo tėvus. Tai šiandien noriu pristatyti jums naujokę. Susipažinkite per pamokos metu. Nekalbėkite, turi žinoti tą taisyklę. Ir per pertrauką susipažinsite ir nieko neiššaipykite iš jos, ypač tu, Popė. Na, eik į savo vietą. Gerai, tiksliau dabar prisistatysiu. Gerai, aš esu Marija ir šiandieną aš atėjau čia 3 klasę, dėl to, nes man buvo vienoje mokykloje per lengva. Gerai, galiu sėsti į savo vietą. Ačiū. Čia yra vienintelė vieta, todėl čia atsisės. Gerai, mokytoja? Gerai. Tu mažvaikė, dink iš mano vietos, bet čia juk laisva vieta. Dink, aš tau pasakiau. Na, gerai. Gerai, šiandien ši pamoka nebus diktantas, nerašysime nieko, tiesiog truputėlį papiešime į savo klasės valandų sąsiuvinį. Ir tyliai būkite. Tu esi atsakinga, o aš truputėlį pažiūrėsiu per kompiuterį, kokių jums įdėti paveikslėlių per vieną pamoką. Taip.